Sveiki! Šiandien pradedame naująją matematikos kurso dalį. Tai yra matematinė analizė ir šį kursą norėčiau pradėti nuo štai tokios temos, tai yra matematinės indukcijos metodas. Taigi, kas tai yra matematinės indukcijos metodas? Tai yra toks teiginių įrodymo metodas. Mes šiaip žinome, kad matematika yra griežtas mokslas, reiškia viskas, ką mes žinome, visos teoremos, tai jos yra griežtai įrodomos, yra jokių, kaip sakant, tokių teoremų, kurias naudotume tiesiog iš žinojimo, iš patirties, kad taip yra, viskas yra griežtai įrodoma. Vieninteliai teiginiai, kurie nėra įrodinėjami, tai jie tokie yra vadinami aksiomomis. Tai jau čia yra tokie teiginiai, kur jau jie tikrai reiškia yra jau suprantami ir suvokiami be jokių įrodymų. O šiaip visa kita yra tikrai turi būti griežtai įrodoma. Vat būtent mes ir dabar šiandien nagrinėsime, kaip reikia įrodinėti teiginius indukcijos metodu. Ir tarkime, reiškia, mes turime kažkokį teiginį, reiškia, tas teiginys, reiškia, yra priklausomas nuo kintamojo n, reiškia, tai gali būti kažkokia, reiškia, tarkim, teiginys gali būti, kad, pavyzdžiui, su visom, reiškia, su visais realiaisiais skaičiais, reiškia, reiškinys, tarkime, n kvadratu yra teigiamas skaičius. Tai čia yra teiginys, tarkim, ir mūsų prašytų to teiginio įrodyti. Tai būtent n yra tas kintamasis. Tai ką mums reikia padaryti, kai jeigu mes norime įrodyti tą teiginį, teoremą, tuo indukcijos metodu, tai pirmiausia mums reikia įrodyti, kad teiginys yra teisingas, kai n lygu vienetui. Tuomet padaryti prielaidą, kad teiginys yra teisingas, kai n lygu k, reiškia kažkokiam bet kuriam kitam skaičiui, taip pat aišku natūraliam skaičiui. Ir tuomet remianti šią prielaidą įrodyti, kad teiginys yra teisingas ir kai n lygu k plus 1. Tai aš paminėjau, kad reiškia k turi būti natūralus skaičius, tai reiškia, kitaip sakant, ir aplamai, norint įrodyti matematinės indukcijos metodą, tai tas, kad kintamasis n privalo būti natūralus skaičius. Tai yra, mes matematinės indukcijos metodu galim, pavyzdžiui, įrodinėti įvairių, tarkim, sekų formulių teisingumą, nes ten akivaizdu, kad yra tas būtent kintamasis, tai yra sekos numeris, taip pat yra natūralus skaičius. Ir kai kuriuos kitus taip pat dalykus galime įrodinėti matematinės indukcijos metodu, bet reiškia, būtinai turi būti tas kintamasis, kurio atžvilgiu mes įrodinėjom tą teiginį, reiškia, jis turi priklausyti natūraliųjų skaičių aibei. Tai pavyzdžiui, čia mes turim pirmą pavyzdį, tai yra bandysim įrodyti, kad skaičius užrašomas štai tokiu pavidalu n kubu minus n yra dalus iš 6 su visais n, kurie priklauso natūraliųjų skaičių aibei, būtent natūraliųjų skaičių aibės. Šiaip mes žinome, kad aplamai juk yra, kaip sakant, realiųjų skaičių aibė, kur mes galime įstatyti bet kokį skaičių iš šitą reiškinį, kad ir kažkokį racionalų skaičių. Ir mes taip pat galėsim paskaičiuoti šitą reiškinį. Bet kadangi mes norime įrodyti šitą teiginį indukcijos metodu, tai mes turime griežtai tuomet apibrėžti, kad ten priklauso natūraliųjų skaičių aibė. Tai kaip mes tai įrodome? Reiškia, būtent naudojamės pirmąją mums iškeltą sąlygą, kad mes turime įrodyti, kad šitas skaičius yra dalus, reiškia, kai n lygu vienetui. Mes tiesiog gauname 0, tai aišku, 0 yra dalus iš 6. Tuomet mes turime padaryti prielaidą, kad skaičius yra dalus, kai n lygu k, tai yra skaičius, kitaip sakant, k kubu minus k yra dalus iš 6. Čia mes tiesiog padarome tokią prielaidą, tarkim taip yra.
Na, o remiantis šią prielaidą, mes dabar turime įrodyti, kad skaičius yra dalus iš 6, kai n lygu k plus 1. Tai yra, kitaip sakant, jeigu AK yra dalus iš 6, tai ir sekantis tuomet narys taip pat yra dalus iš 6. Tai va tą mes turim dabar įrodyti. Ir įrodinėjant būtent šitą teiginį mes galėsime remtis į mūsų padarytą prielaidą. Aišku, mes šitą prielaidą panaudosim įrodant teiginį. Tai vat, ką mes dabar darome pirmiausia, tai žinoma tiesiog gauname išraišką, kaip atrodo tas būtent skaičius, kai n lygu k plus 1. Tiesiog įsistatome, reiškia, šitą formulę. Na ir gauname štai tokią išraišką. Čia, aišku, aš tarsi sutraukiu panašiosius narius, viską sutvarkau, bet aš paskui tarsi vėl truputį paskaidžiau, reiškia, tiesiog tą 2k parašiau kaip minus k plus 3k, nes tiesiog to reikia tam, kad va dabar pažiūrėkite, ką mes galim pastebėti, kad šitie reiškiniai yra vienodi, tiesiog skiriasi kintamųjų, reiškia, pavadinimai, ir mes prisimenam, kad mes, reiškia, buvom padarę tokią prielaidą, kad, tarkime, reiškia, kai n lygu k, kad reiškia, tas skaičius taip pat yra dalus iš 6. Tai reiškia, mes tiesiog galime užrašyti, kad šitas, reiškia, dėmuo, reiškia, tiesiog atitinka AK, reiškia, skaičių, kai n lygu k. Reiškia, mes gauname tuomet jau tokią išraišką. Na, o dabar galim pradėti įrodinėti, vat būtent ar šitas skaičius yra dalus iš 6. Tai pirmiausiai, šitas yra dalus iš 6, tiesiog pagal prielaidą, kaip ir sakiau, o dabar mes būtent panaudojame tą mūsų padarytą prielaidą. Reiškia, šitas skaičius yra dalus iš 6 vien dėl to, kad mes buvom padarę tokią prielaidą. O šitas dėmuo yra dalus iš 6. Tam, kad įrodyti, tai mes turim dabar įrodyti, kad jis yra dalus iš 3 ir iš 2, pirmiausiai. Tai jisai iš 3 yra dalus tikrai dėl to, nes jis yra dauginamasis 3, o jis dalus iš 2. Čia, aišku, gali būti, kebliau gali atrodyti šitas įrodymas, bet jisai remiasi tokia logika, kad pirmas, tie du dauginamieji, jie akivaizdžiai matom, kad jie skiriasi per vienetą. Tai, na, naudodamiesi elementarią logiką, mes suprantame, kad jeigu mes turime du greta esančius skaičius, tai vienas iš jų tikrai bus, aišku, lyginis, o kitas bus nelyginis. O jeigu yra jau lyginis skaičius toj sandogai, tai žinoma, mes ir gausime, reiškia, kad ta visa sandoga jinai dalinsis iš 2. Taigi mes įrodėme, kad šitas skaičius yra dalus iš 3 ir iš 2, vadinasi, kitaip sakant, jis yra dalus ir iš tų skaičių sąnaudos, tai yra ir iš 6, nes 6 yra lygų 3 kart 2, tai kitaip sakant, mes įrodėme, kad abu šitie dauginamieji yra dalus iš 6, vadinasi, ir visa šita suma yra tikrai daly iš 6. Taigi, aplamai apibendrinant, galim sakyti, kad ir šitas skaičius taip pat yra dalus iš 6. Taigi, būtent mes įrodėme, ko mūsų ir prašė sąlyga. Tai pakartojam dar sykį, reiškia, įrodėme, kad šitas, reiškia, reiškinys yra dalus iš 6, kai n lygu vienetų. Padarėme prielaidą, kad šitas teiginys yra teisingas, kai n lygu k. Na ir remdamiesi šią prielaidą mes įrodėme, kad kai n lygu k plus 1, šitas skaičius taip pat yra dalus iš 6. Kadangi vykdėme visas mums duotas sąlygas, tai mes galime teikti, kad mes ir įrodėme, kad štai šitas skaičius yra dalus iš 6 su bet kuriuo n iš natūralių skaičių aibės. Tai tiek šioje pamokoje, pratęsiu apie šį metodą sekančioje pamokoje.